Sveiki visi prisijungę į mūsų kasmetinį jau tapusį renginį, kurį nuo šiol beje žinosite kaip Baltic Biomass Market. Šiandien su mumis studijoje yra Vaidotas Janutis, mūsų Baltpool prekybos vadovas, ir Tomas Jorudas, komercijos vadovas. Labą dieną. Labą dieną. Pradžiai kelis žodžius, dar ką noriu paminėti, kad šiandien turėsime taipogi mūsų užsienio svečią, Erisa Senderman iš Argus Media, kuri pakalbės taipogi ne tik apie, mes kalbėsime apie Baltijos rinkas, ji pas mus pakalbės apie labiau Europą ir Europos apžvalgą, Europos trendus. Svarbi informacija taipogi visiems prisijungusiems, kadangi turime ir svečių iš užsienio, šis mūsų renginys yra verčiamas sinchroniniu vertimu. Pasinaudoti vertimu iš lietuvių į anglų ir iš anglų į lietuvių galite pasispausti Zoom lange ant ikonėlės, žemės rutulio ikonėlės, ir ten pasirinkite tiesiog kalbą, kurios norite klausytis. Opcijos būtent lietuvių ir anglų kalbos. Taipogi viso renginio metu galite užduoti mums klausimų. Ta galite padaryti per slaido programėlę, įsivedę Baltpool, pasirinkę Baltpool kanalą. Užduokite, prašome, klausimus bet kuriuo metu, jeigu matote sudominusias kažkokį kadrą slaidą, ir iš karto klauskite. Mes skaitysiu tos klausimus ir komentarus per visą pristatymą. Mūsų renginį kviečiu pradėti nuo mūsų prekybos vadovo Vaidoto Janučio, kuris pakalbės būtent apie Baltijos rinkas, apie šildymo sezoną, įžvalgas po jo. O vėliau jau kviesime mūsų užsienio svečią. Tai Vaidotai, prašau. 1 second, please. For those who do not speak... Vieną sekundėlę tiems, kas nekalba lietuviškai ir kas nesuprato mūsų kalbos, galite pasirinkti kalbą Zoom programėlėje. Ten pamatysite žemės mygtuką ir ant jo galite paspaudę išsirinkti kalbą. Ir girdėsite nuoseklų vertimą. Ja, taip, sveiki kolegos. Iš tikrųjų, tai kažkaip įprastai mūsų renginys visą laiką būdavo po to, kai pasibaigdavo šildymo sezonas, bet žiūrint, kas vyksta už lango, tai atrodo, kad tuoj vėl pradėsim šildymo sezoną antrą kartą jau šiais metais, nes panašu, kad temperatūra čia dabar dėl globalinio atšilimo pakankamai daug svyruoja. Jo, tai Tomai, tu mane pertrauk, jeigu tu turėsi kažką pasakyti, būtinai sakyk online toj vietoj, kur aš kalbėsiu, nes čia vis tiek ne prezidento rinkimai, mes nesam tiek susikaustę, kad į savo įsipareigojimais, taip kad svarbu yra, kad būtų nuosekliai. Ja, tai iškart ir pertraukiu, kad mes šiandien kaip Eurovizijai šnekam lietuviškai, kaip Eurovizija dainuoja, taip ir mūdu šnekam. Ja. Eurovizija, gerai, aš nežiūriu Eurovizijos, gerai, supratau. Ja, pradedam nuo to, kad prezentacija iš tikrųjų bus iš tokių grubiai 4 gabalų, ar ne, ir pirmam gabale norėčiau pakalbėti daugiau apie tai, kaip lyginti Baltijos šalis tarpusavyje. Duomenys, kuriuos mums pavyko surinkti, pjūvių yra mažiau, nes vis tiek svetimoje valstybėje surinkti daugiau duomenų apie šildymo ir biokuro kainas ir medienos kainas yra sudėtingiau, todėl visus duomenis ir apie Lietuvą, ir apie Latviją, ir apie Estiją pateiksiu vienodais pjūviais, kad būtų galima susidaryti tą palyginimą tarp 3 skirtingų valstybių. Tai čia bus pirmoji dalis, antroji dalis daugiau bus teorinė apie tai, kad vis tiek eilinį kartą išlenda tas faktas, kad biokuras darosi tikrai labai panašus į eilinės žaliavas. Norėsiu šiek tiek pakalbėti apie teoriją susijusią su žaliavų ciklais. Ir trečias, sakykime, tai bus apie šiokią tokią prognozę apie tai, kas gali kitais metais formuotis.
Na ir paskutinis tai apie tą RED III direktyvą, kuri pasirodys už metų jau dabar skaičiuojant nuo šiandien. Ir mes turėsime šiek tiek besikeičiantį reguliavimą, bet nereikia labai jo sureikšminti, nes ypatingos įtakos greičiausiai rinkoms jau tai nebeturės. Taip, tai pradedu nuo to, kad apie šilumos tarifus vartotojams Baltijos šalyse. Reiškia, lyginant praėjusius 2 sezonus, tai yra sezonas, kuris buvo labai brangus, ar ne, ir sezonas, kuris sekė šiais metais, tai faktas yra tas, kad Latvijoje šilumos tarifo labiausiai mažėjo. Jis krito apie 30%, Lietuvoje sumažėjo 16%, Estijoje sumažėjo 9%. Tas grafikas, sakykime, kaip čia kairiai pusėje ties maždaug 11 valandą, ar ne, rodo maždaug tarifų lygius skirtingose valstybėse. Be abejo, tam įtakos turi nemažai ir kuro struktūra. Praėjusiais metais ypač turėjo įtakos dujų kainos įsigijimas, kuris skirtingose valstybėse turi savo įtaką, ar ne, ir manyti, kad vien tik biokuras lėmė praėjusiais metais šilumos kainas nereikėtų, bet šiais metais jau įtaka buvo gerokai mažesnė, dujų rinka buvo stabilesnė, biokuro rinka buvo irgi ramesnė, nepalyginamai kaip buvo prieš, todėl kaip matot, reiškia, Latvijoje ir Estijoje šilumos kainos yra labai panašios, Lietuvoje kainos yra mažesnės, tiesą pasakius, net nepasižiūrėjau tiksliai, kiek tos kainos yra mažesnės, bet kiekvienas stebėdamas savo rinką gali tai pasižiūrėti. Na dabar mes, kadangi esame iš biokuro biržos, norim pakalbėti truputėlį apie tai, kaip, reiškia, šalyse skiriasi, reiškia, ir kaip reagavo į biokuro kainą šilumos kainą. Na, idealiausiai atrodo Latvijos grafikas, kuriame, reiškia, tiek biokuras, tiek šiluma sumažėjo 30%. Čia biokuro kainos visuose grafikuose yra paimtos iš Baltpūlo. Latvijoje, Lietuvoje jis yra tikrai labai reprezentatyvus, Latvijoje šiek tiek mažiau, nes likvidumo turime mažiau negu Lietuvoje, Estijoje dar šiek tiek mažiau, tačiau kažkokius tai bendras tendencijas tikrai galima įžiūrėti. Na ir faktas yra toks, kad visose šalyse biokuro kainos stipriai mažėjo, mažiausiai Estijoje, tačiau Estija išsiskiria tuom, kad mažiausiai ir kilo prieš tai sezone. Na, Lietuva buvo didžiausia su biokuro kainos sumažėjimu, pas mus kainos sumažėjo 40% biokuro. Na ir įprastai, istoriškai žiūrint į biokuro kainos sviravimus, šilumos kaina gyventojams krenta arba kyla maždaug pusę tos procentinės vertės, kuri atsispindi biomasės kainoje. Tai Latvija parodė tokią paraleliai vienodą rezultatą, kad ir šiluma, ir biomasė krito tiek pat. Matomai, kad tai yra susijęs su reguliavimu. Galimai per praėjusiais metais ta kaina buvo kiek per didelė, sakykim taip, nes kodėl taip pasakiau šitą sakinį, todėl kad, pavyzdžiui, Lietuvoje praėjusiais metais nebuvo šitos tendencijos, jog biokuro kainos kilimas buvo perkeltas į šilumos tarifą. Tai yra šilumos tiekimo įmonės galimai, bent jau mano yra tokia nuomonė, kad pasiėmė dalį, sakykim, to pabrangimo biokuro ir kompensavo iš savo pelno. Tai galimai tai yra susiję su įvairiais skirtumais, reguliavimai ir panašiai, bet faktas yra toks, kad bendra tendencija yra, kad biomasės kritimas palengvino gyventojams iš tikrųjų žiemą. Tai yra biokuro ir malkinės medienos priklausomybė, reiškia, tarpusavyje. Ir galima būtų pastebėti, kaip tendencijos
vystosi šitose dviejose susijusiose rinkose, tačiau kad galima būtų pasižiūrėti apie tai, ar tos tendencijos yra identiškai vienodos ar persidengiančios. Na ir kokią mes matom tendenciją, kad visų pirma, pirmas faktas yra toks, kad malkinė mediena ir biokuro kainas iš tikrųjų galima lyginti tarpusavyje gana rimtai, nes malkinė mediena įprastai yra tas brangiausias žaliavos sortimentas, kuris dalyvauja biokuro rinkoje ir jisai formuoja tą, vadinkim, paskutinės megavatvalandės kainą. Ir šičia visur yra paimti grafikuose tokie skaičiai. Reiškia, malkinės medienos kaina yra valstybinių miškų operatorių skelbiamos viešai malkinės medienos kainos, o biokuro kaina be abejo yra paimta iš Baltpūlo platformos, ar ne? Tai tendencijos, nustebino, bet jos yra identiškos. Tai yra biokuro kainų kritimas, jisai yra greitesnis negu malkinės medienos. Tai greičiausiai yra susijęs su tuo, kad valstybiniai miškai visose Baltijos valstybėse turi ilgalaikių sandorių ir tuos ilgalaikius sandorius biokuro gamintojai privalo vykdyti, ko pasiekoje einant iš brangesnių metų į pigesnius metus, kurį laiką užsitęsia, reiškia, tas periodas, kuomet biokuro kaina rodosi jau krenta, tačiau malkinės medienos kaina dar laikėsi gana aukštai. Dabar mes, aišku, bendrai paėmus turime kreivės beveik vienodas, jų tendencija yra labai panaši, tačiau, sakykime taip, tas uždelsimas, manau, kad ateina iš ten, jog dalis malkinės medienos kainos yra užkontraktuota ilgalaikiais sandoriais. Aš gal kitokį biškį komentarą uždėčiau, kad realiai tas malkinės medienos kainos atsilikimas galbūt pareina ir iš to, kad užpraeitą sezoną labai gerai pabaigę tiekėjai visgi nemažino malkinės medienos paklausos, tuo tarpu biokuro paklausa krito. Ta prasme, realiai irgi susiję faktai yra. Taip, aš dabar taip galvoju, reiškia, gal šitas grafikas, reiškia, kadangi 22 metų grafike pasiektas yra biokuro kainos pikas, 22 metų pabaiga, reiškia, ta tendencija, aš daugiau gal, sakyčiau, noriu pastebėti tą faktą, kad tendencija yra visose valstybėse praktiškai identiška. Ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, žiūrėdamas į skaičius kokioje Suomijoje ar Švedijoje, matai kiek kitokias tendencijas, reiškia, susijusias su malkinė mediena, tai Baltijos valstybės jos yra vienodos ir tai rodo, kad vis tiek indai yra susiję tarpusavį. Taip, čia yra toksai, tie patys skaičiai, iš esmės, kurie buvo parodyti prieš tai, tik tai tie, kad jie sudėti tarpusavyje ant vieno grafiko. Malkinės medienos kainos 3 Baltijos valstybėse, sviravimas yra, tendencijos yra panašios, tačiau lygis bendras yra skirtingas. Ir pigiausia šalis yra Estija. Sekančios šalis yra Lietuva ir Latvija, reiškia, malkinės medienos kainoje. Tačiau, turint omeny, kad Latvijoje malkinės medienos ir apskritai mediena pardavinėjama yra su pristatymo kaštais, tai čia manyčiau, kad vietiniai tikrai geriau žinos tą kainos realų skirtumą, bet akivaizdu yra, kad tendencija vis tiek neria į tą patį maždaug, reiškia, kainos lygį, reiškia, kuris ir formuojasi, ar ne, šiom dienom. Kaigi
Su biokūru yra, reiškia, situacija yra irgi labai panaši, nes kaip ir ką tik minėjau tą frazę, kad susisiejantis indai, jie turi, reiškia, ir gali šalis iš vienos į kitą pradėti vežti esant spotinės rinkos kainų skirtumams. Tai ko pasiekoja, reiškia, tokių galimybių daryti taip vadinamą arbitražą tarp valstybių, kai vienoje valstybėje yra kainos mažesnės, o kitoje valstybėje yra kainos didesnės, tų galimybių kuo toliau, tuo labiau mažėja. Bendram supratimui apie tai, kas vyksta trijose Baltijos valstybėse eksporto prasme ir vietinės gamybos prasme, akivaizdus lyderis šitoje srityje yra Latvijos valstybė, kurios eksportas yra didžiausias lyginant su visom kitom. Ir kartu paėmus Latvijoje eksportas yra didesnis negu Lietuvos ir Estijos kartu. Be abejo, čia tam įtakos daro tai, kad Lietuvos eksportas yra tikrai labai nedidelis palyginti su vietiniu vartojimu. Estijoje dėl mažesnių instaliacijų taip pat, reiškia, tas pasiskirstimas yra maždaug per pusę, bet faktas yra tas, kad didžiausias rinkos, kaip čia pasakyti, burbuliavimas, virimas vyksta Latvijoje, nes tai yra didžiausia rinka. Latvijos pirkėjai turi konkuruoti su eksportu. Tai galima kažkuria prasme pasakyti, kad Latvijoje instaliuotos galios, kuri yra uoste, yra praktiškai dvigubai daugiau ar net trigubai daugiau negu realiai pastatytų katilų. Čia turbūt irgi susijęs su uostų skaičiumi šalyje. Labai akivaizdi tendencija Lietuvoje. Vienas uostas 6% eksporto, kur daug uostų ten pusę eksporto eina. Daug uostų, daug miško teritorijos, mažiau yra, iš tikrųjų yra apribojimų dėl veiklos miškuose, aš visiškai sutinku, taip, galimybės yra kitokios, taip. Ir turime pirmą klausimą slaido. Klausimas yra iš skaidrės prieš tai, kur rodėme biokuro kainas. Taigi klausimas, ar nurodyta biokuro kaina yra faktinė ar sudarytų sandorių? Kurios sortimento kaina? Tik SM2? Taip, čia yra paimtas visų, reiškia, biokuro produktų vidurkis. Tiekimo kainoje, čia yra svarbi detalė. Reiškia, kuri yra šitoje vietoje svarbi. Taip. Taip, dabar kalbant apie strategijas. Mes nuolat pabrėžiame strategijų skirtingumus, reiškia, kad jos sukelia papildomas rizikas, dalyvaujant rinkoje ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, šiais metais Vilniaus mieste, ar ne, kainų skirtumas tarp toje pačioje šilumos rinkoje dalyvavusių pirkėjų buvo praktiškai 5-6 eurai skirtumas lyginant su tuo, ką, reiškia, perka viena ir kita katilinė, turint omeny, kad jos dalyvauja toje pačioje šilumos rinkoje. Ir mes nuolat pabrėžiame iš tikrųjų tą diversifikacijos naudą tarp ilgalaikių ir trumpalaikių sandorių. Ir šiais metais eilinį kartą rodome, reiškia, statistiką susijusią su tuo, kaip svarbu diversifikuoti ir bandyti turėti tiesiog eilinį kainos vidurkį. Nes apie Estiją iš tikrųjų šitame slaide nelabai galiu pasakyti, nes Estijos rinka Baltpool'e yra išimtinai orientuota į trumpalaikius sandorius, kaigi Latvijoje aiškiai matom tokią tendenciją, kuri praktiškai identiškai yra ir Lietuvoje, kad
žalia kreivė, kuri parodo, už kokią vidutinę kainą nupirko pirkėjas. Jinai didžiausia yra tenai, kur dominavo ilgalaikiai sandoriai, mėlyna spalva, kur yra ta purpurinė spalva, trumpalaikiai sandoriai, kainos yra gerokai mažesnės. Ta pati tendencija yra ir Lietuvoje. Ilgalaikiai sandoriai yra susitelkę kairėje grafiko pusėje. Ir specialiai išnešiau dvi kainas į viršų, tai yra ta 25,76 ir 19,98. Tai yra, kaip minėjau, ta pati Vilniaus, reiškia, šilumos tiekimo sistema. Dalyviai dalyvavo turėdami tokio lygio kontraktų skirtumus toje pačioje šilumos rinkoje ir iš tikrųjų tie 5 eurai, čia beveik 6 eurai ir susidaro labai reikšmingas kainų skirtumas. Na ir faktiškai viena uždirbo gerokai didesnį pelną. Sakyti dabar, kad tie, kurie pirko už 19,98 yra iš tikrųjų išmąstė labai viską teisingai ir panašiai, galima taip sakyti, Bet jau gali konstatuoti po visko. Taip, kai jau visi faktai ant stalo. Taip, labai teisingai sakai. Būtent, kai, reiškia, kaip čia, nėra protingesnio žmogaus, apie žmogų komentuojantį praeitį, tai čia šiuo atveju taip, bet aš nežinau, Tomai, tavo turbūt yra mėgstama frazė, kad jeigu apie vidutinės kainas, kaip tu sakai, kad geriausia iš tikrųjų būti tiesiog vidutiniokų rinkoje ir turėti tą vidurkį, kuris reiškia, yra mažiausiai keliantis rizikos versle. Ir turime dar porą klausimų. Noriu tik priminti, kad labai prašome klausimus užduoti slido.com puslapį arba per Slido aplikaciją nuėję į Baltpool kanalą. Taigi, pirmas klausimas apie Vilnių ir kainas. Gal kainos skiriasi dėl to, jog į visas katilinės kainas skaičiuojama su pristatymu, o į vieną transportą apmoka katilinę? Supratau niuansą, reiškia susijusiu su tiekimu į Vilniaus kogeneracinį jėgainę. Tai ne, iš tikrųjų šitos dvi kompanijos, kurios yra vienoje ir kitoje kreivių pusėje, nėra, nei viena iš jų nėra Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Jo, tai netgi turint omeny tą faktą, kurį jūs turėjote omeny klausime, tai ne, tai čia tiesiog yra normaliai abi veikiančios ir kasdieną biržoje dalyvaujančios įmonės. Ir realiai toks kiekis, tikrai nebūtų iškreipęs kiekį. Tai prasme, kainos svertinis vidurkis, kiek kogeneracinė nusipirko traukiniais, niekaip neįtakoja. Minimaliai įtakoja, bet tikrai tai yra nereikšmingas dydis, nes aš, jeigu neklystu, ten yra mažiau negu keli procentai biokūro. Taip. Ir antras klausimas. Kokiame kainų lygyje biokūro įsigijimo sandoriai fiksuojami dabar? Kaip jie skiriasi nuo praėjusių metų ir kokias galima prognozuoti būsimo sezono tendencijas? Labai geras klausimas. Teks pabūti iki prezentacijos pabaigos. Teks pabūti iki prezentacijos pabaigos, nes apie tai šiek tiek kalbėsim. Iš tikrųjų, žinot, kaip, pakalbėsim vėliau. Iš tikrųjų, pabūkit iki prezentacijos pabaigos, atsakysim iš tą klausimą, kaip galėsim. Kalbant apie pardavėjus. Palauk, Vaidai, gal dar grįžt biškį vienu slaidu atgal. Tiesiog gal nežinantiems įvesti biškį konteksto estiško. Tai pas mus biržoje dominuoja vienas labai didelis Estijos pirkėjas, kuris yra elektros gamintojas. Tai čia ir yra priežastis, kodėl jie prekiauja vien tik tais trumpais kontraktais, kad elektros kaina labai keičiasi. Ir jie neprisijama rizikos ilgo kontrakto, turėdami, kaip pasakyti, kintančią elektros kainą. Tai čia toks tiesiog kontekstas pačios rinkos. Turint omeny, kad elektros kaina yra praktiškai tik spotinė. Ar ne? Tai tie, kurie dirba, reiškia, daug elektros rinkoje, iš tikrųjų, dabar kai pagalvoju,
tai jiems prisirišti prie ilgalaikių sandorių irgi atsiranda toks papildoma rizika, kurią po to galimai teks, jeigu nepasiseks, padengti ir iš savo pelno. Teisingas niuansas. Taip, apie pardavėjus. Kalbant su pardavėjais, Estijoje dėl savų niuansų, kurie yra susiję, kaip dabar Tomas paaiškino, su elektros rinka, ilgalaikių sandorių tiekėjai nesiekia ir neturi galimybės to padaryti. Kaigi Latvija ir Lietuva, tai aiškiai tendencija formuojasi lygiai ta pati, kad vidutinės kainas turi tie, kurie turėjo vidutinę strategiją. Dabar iš tikrųjų, kaip vertinti tuos, kurie yra vienoje ar kitoje kreivės pusėje, grafiko pusėje. Aišku, šiais metais yra laimingesni tie, kurie yra kairėje ir 2 metus iš eilės susiformavusi yra ta pati tendencija. Klausimas iš tikrųjų istoriškai labai nepastovus yra šitos strategijos pasirinkimas. Manyčiau, kad nereikėtų prisirišti prie to, bet faktas yra toks, kad šiais metais, reiškia, ir yra vienokių įmonių, kurios visiškai dirbo spotiniu režimu, ir yra įmonių, kurios dirbo vien tik ilgalaikiais kontraktais. Ir tas kraštutinumas yra iš tikrųjų, čia toks gemblinimas kažkuria prasme, bet kai kartais jis pasiseka ir aišku, reikia labai teisingai vertinti, ar tai yra sėkmė, ar tai yra išmąstyta teisingai. Jo, tai šiaip, prasme, tiek finansų rinkose, tiek turbūt biokuro rinkose, aš manau, kad vidutinis rezultatas yra labai geras rezultatas. Ta prasme, aš nežinau, ar čia nauji trendai ar kažką, kad norim būti visi geriausi, visus, kaip pasakyti, padaryti, bet, pasižiūrėkim, kokią riziką prisiemam. Kad, ta prasme, vidutinis rezultatas yra labai, labai geras rezultatas. Tiek treidinant akcijas, tiek, sakykime, sudarant biokuro kontraktus. Tai nebijokit būti vidutiniokais, tai yra labai gerai. Jo, dabar aš išgirdau iš tikrųjų tavo tą frazę apie kad nebijokit būti vidutiniokais, nes tai yra labai gerai. Mano akim žiūrint, būtent, reiškia, tas rizikos prisijėmimas būti į vieną ar kitą pusę yra kartais neproporcingai didelis, apie tai nes šiek tiek pakalbėsim šiandien. Dabar apie dalyvių koncentraciją. Estijoje ir Latvijoje mes turime mažiau dalyvių, pardavėjų, todėl koncentracija dalyvių yra didesnė ir Estijoje 92% rinkos priklauso top 10 dalyviams, Latvijoje yra 88% rinkos priklauso top 10 dalyviams. Rodikliai yra palyginti, manyčiau, kad labai, labai neblogi, turint omeny, kad mes dar ir nelabai turime su ko palyginti, nes praėjęs šildymo sezonas yra aktyviausias mūsų istorijoje užsienio valstybėse, todėl daugiau informacijos galėsim pateikti, kai turėsim statistikos daugiau. Bet žinau, Vaidai, aš manau, kad mes visiškai reprezentuojam šitas rinkas, nes mūsų rinkos dalis tiek Estijoje, tiek Latvijoje svyruoja apie 30%. Tai aš sakyčiau, 30% prekyba, negali jos ignoruoti, ta prasme, jinai yra reprezentuojanti dalis. Tikiu, dėl šito tai aš turėjau omeny galbūt tą faktą, kurį dabar norėsiu papasakoti apie situaciją, kokia yra Lietuvoje. Lietuvoje, reiškia, paėmiau top 20 didžiausių tiekėjų. Yra tokia situacija, kad jie turi 73% visos rinkos, top 10 tiekėjų turi apie 55% visos rinkos. Praėjusiais metais tiekėjai yra top 20 tiekėjų turėjo 71% rinkos, tai šiaip atrodo, kad koncentracija yra labai labai panaši. Nustebino tai, kad ir rinkos dalis šiais metais yra ypatingai vienodos tarp tiekėjų, didžiųjų tiekėjų, ypač tarp top 10 dalyvių, kad ir praėjusiais ir šiais metais
jie yra beveik tie patys, 20-tuke pasikeitė tik tai 4 bendrovės. Įprastai būdavo daugiau ir rinkoje, reiškia, išeina kelios bendrovės, išėjo tiesiog tos, kurių dalis buvo apie 1%, rinkos jos išliko rinkoje, tiesiog rušiuojant juos pagal patiekto kuro kiekį, šiek tiek yra situacija pasikeitus. Bet savo esme, jeigu norėsite sužinoti, kurioje vietoje esat, skambinkit, aš pasakysiu, kurioje vietoje jūs esat šitame grafike, kad jums patiems būtų įdomu gal sužinoti, kokio dydžio yra jūsų verslas ir Lietuvos kontekste, ar ne, ir kad jeigu kartais reikia ir bankiniai sistemai pateikti kažkokius skaičius apie imant ar kreditą ar panašiai, tai kad šita statistika gali būti jums vertinga. Ir turime klausimą auditorijai. Ar dar apsimoka pirkti ir kaupti biokūrą vasarą ateinančiam šildymo sezonui, įvertinus šilumingumo praradimus? Teisingas ir geras klausimas ir apie tai iš tikrųjų kalbėsim. Nes būtent dalį, reiškia, prezentacijos nusprendėm skirti būtent šitai daliai apie biokūro kaupimo vasarą. Apie kas apsimoka ir neapsimoka. Ir kas apsimoka ir neapsimoka. Ir galbūt kokias rizikas prisijėmat. Jo, galbūt labiau apie tai, nes iš tikrųjų ar apsimoka ar neapsimoka, mes to nelabai ir žinom. Tai čia būtų... Čia nuo rinkos irgi priklauso. Taip. Tai va, tai būtinai pakalbėsim apie tai, nes žinau, kad bus šitas kampas. Taip, paskutinis slaidas susijęs su statistika yra RED-BP sistema, tai yra su RED 2 direktyva įgyvendinus RED 2 direktyvą atsirado poreikis kiekvienoje valstybėje tiekimo metu fiksuoti, iš kokio šaltinio buvo patiektas biokuras. Latvija ir Lietuva dalyvavo šioje sistemoje, kaip pasakyti, naudodamasi, reiškia, Balpool RED-BP platformą. Yra skirtumų tarp dviejų valstybių. Nežinau iš tikrųjų, ar šitie kiekiai šiais įvadiniais metais yra labai reprezentatyvūs, nes Lietuvoje buvo galima padaryti inventorizacijas, kurioms nebuvo reikalaujama pateikti kilmės dokumentų. Tačiau realiai dabar situacija yra tokia, jog reiškia, dominuojanti žaliava Latvijoje yra ne miško žaliava, reiškia, kuri patenka ne iš miškų sistemos, kuri yra prižiūrima specialiais įstatymais. Antras pagal dydį yra pramonės liekanų perdirbimas ir kartu paėmus sudaro 75% visos rinkos. Lietuvoje situacija yra kitokia. Lietuvoje kirtimo liekanos yra dominuojančios, 42%. Antroje vietoje yra mediena iš ne miško, kaip čia pavadinti, ne miško žemės, kurios neprižiūri, reiškia, specialiai miškų įstatymai. Na ir kartu paėmus, tai yra apie 65% rinkos. Gali būti, kad kitais metais situacija keisis, kaip ir minėjau, dėl to, kad tai nebus įvadiniai metai ir patiems bus įdomu iš tikrųjų pamatyti, ar jie pasikeis ir į kurią pusę. Bet faktas yra toks, kad RED-BP sistemos duomenų teikimas į platformą, bent jau šiuo metu atrodo, kad tas koncepcija, jinai pasiteisina, jinai yra kiek kitokia, negu kad pripažintų Europos Sąjungoje tvarios biomasės, reiškia, tų, kaip čia pavadinti, sekimo sistemų ar registravimo sistemų. Tai... Gal dar grįžk biškį, aš konteksto irgi įvesiu. Skirtumas tarp Lietuvos ir Latvijos, kalbant apie kirtimo liekanas. Tai jeigu Lietuvoje miškų urėdija parduoda kirtimo liekanas kaip kirtimo liekanas ir biokuro gamintojai gamina iš jų biokurą,
Tai Latvijoje valstybiniai miškai parduoda jau gatavą biokurą. Ir todėl per mūsų sistemą neprasisuka jų statistika. Tai gali atrodyti, kad, tarkim, Latvijoje yra dar labai didelis potencialas kirtimo liekanoms, bet, taip, nežinau, negaliu teikti, kad taip yra ar nėra. Tiesiog dėl skirtingos valstybinių miškų strategijos susidaro šitie skirtumai. O Latvijos valstybiniai miškai parduoda jau biokurą per savo aukcionus. Tai jie, nedalyvauja mūsų aukcionuose. Tai vėlgi toks biški konteksto supratimui. Okay, kaip visada yra, vietiniai žino geriau, yra tokia labai, labai auksinė frazė. Jo, tai kalbant, dabar pereisiu truputėlį apie teoriją. Šiemet kaip niekad pasimato, kad biokuras yra tiesiog eilinė žaliava, kurią galima būtų prilyginti, nežinau, naftai, kakavai, variui, trąšoms. Visiškas commodities. Visiška commodity prekė. Aš suprantu, kad yra niuansų susijusių su tuo, jog biokuro transportuoti dideliais atstumais nėra galimybių, tačiau bendra rinkos tendencija vis tiek yra veikiama išorinių rinkų ir bendra tendencija turi labai daug žaliavų bruožų. Čia dabar, ką kalbėsiu, yra truputėlį daugiau susiję su teorija. Tai yra kokie pagrindiniai triggeriai, kurie veikia, žaliavų rinkas. Čia yra paimta tiesiog iš vadovėlio, kuriame aiškiai pasakyta, kad paklausos dinamika, ekonominės sąlygos, technologinė pažanga, geopolitiniai įvykiai. Mano nuomonė labai artima yra būtent kas yra susiję ir su biokuro rinka, gal kiek mažiau su technologinė pažanga, nes iš tikrųjų neatsirado kažkokio naujo ten ypatingai išgavimo būdo medienos iš miško, bet irgi galima būtų pasakyti, kad pavyzdžiui, praėjęs rinkos kainų didėjimas bent jau Lietuvoje tai tikrai turėjo įtakos žaliavų ruošimui, nes buvo tikrai masinis investavimas į giljotinas, kad tas darbas taptų kuo labiau našesnis, pas žaliavos ruošėjus atsirado pelno, kurį galėjo reinvestuoti į įrangą. O šiaip visi kiti yra iš esmės panašus. Ir transporto priemonių kiek prisipirko, kiek smulkintuvų prisipirko tiekėjai, tai irgi technologinė pažanga. Tarp kitko, apie tai bus šiek tiek šiandien, dar labai teisingai sakai. Ir imkim irgi, sekantis, slaidas yra visiškai teorinis, tačiau noriu apie tai truputėlį pašnekėti. Apie tiesiog, tai vadinasi, šitas grafikas pavadintas yra kaip žaliavų spastai, ar ne? Ir reikėtų žiūrėti nuo skaičiuko 1 labiau į kairę pusę. Tenai rodo, kad, aš pažiūrėsiu, gal matosi mano pelė, rodo, kad sutriko, ar ne, žaliavos pristatymas rinkoje. Tai yra, pavyzdžiui, kas labiausiai buvo susijęs su Baltarusijos rinkos uždarimu. Ir ką, rinka iš karto pradeda judėti nuo pirmo taško iki antro taško, kainos kyla, produkcijos gamyba vietoje pradeda didėti, investicijos į produkcijos gamybą auga, rinkoje pasiūla pasiekia adekvatų lygį, rinkos kaina pasiekia piką ir tada, kai pasidaro rinkoje pradeda formuotis, ties trečiu numeriuku, pasiūlos perteklius, kainos pradeda kristi ir tas judėjimas į pasiūlos perteklių, jisai automatiškai daro tokį veiksmą, kad kainos krenta, produkcijos gavyba yra perteklinė ir pabaiga yra ties ketvirtu, ar ne, tai tiekimas yra jau pasidaro suadekvatėja, jis mažėja, kainos pradeda stabilizuotis ir taip vadinamas yra produkcijos gavybos burbulas, sprogsta. Atrodo, apsukau tokį ratą,
Ir šitas grafikas labai panašiai nuskambėjo tai, kas įvyko per praėjusius 2 metus biokuro rinkoje. Dabar reikėtų įvardinti, kur mes esame. Jo, geras klausimas. Iš tikrųjų, tarp 3 ir 4 aš spėčiau, gal net ir ties 4 tašku galimai. Bet įdomu yra tai, kad šitas grafikas yra paimtas iš vaikino blogerio puslapio, kuris rašo apie naftos rinką. Tai yra, naftos rinka yra identiška, kaip pasirodo biokuro rinkai, ar ne? Ir pacituosiu dabar, kas yra šone parašyta. Tai žaliavų ciklas yra viena iš priežasčių, kodėl šios pramonės šakos yra vadinamos ciklinėmis, kodėl įmonės dalyvaujančius šioje šakoje yra vadinamos ciklinėmis įmonėmis. Ir kažkodėl daug žmonių, dirbančių šioje pramonės šakoje, pamiršta apie šitą ciklą, arba jį sąmoningai ignoruoja, arba bando jo pasinaudoti. Galiausiai tas verslas, kuris dalyvauja tame cikle, arba tampa labai pelningas, arba įspūdingai bankrutuoja. Tai vat, įdomi frazė, iš tikrųjų, kuri yra labai artima tai, kas vyko per paskutinius 2 metus biokuro rinkoje. Noriu dar kartą pabrėžti, kad čia yra žmogaus prieš 10 metų parašyta apie naftos rinką ir tai yra labai panašu. Tai visgi einant ciklais vidutiniokų būti yra labai geras rezultatas. Sutinku su tavim. Šitas tavo frazė apie būti vidutinioku jau tampa šios dienos kertinė fraze. Ir aš visiškai sutinku su tuo. Reiškia, sekantį slaidą noriu parodyti apie tai, kas yra, dėl ko, reiškia, ta biokuro rinka tampa tokia pavojinga. O pavojingumas ateina, ir manau, kad jūs visi pripažinsite, iš taip vadinamos sandėlių formavimo, arba kaip žaliavų rinkoje, tai vadinama yra atvira spekuliacinė pozicija. Tai yra, kai tiekėjas investuoja į sandėlio formavimą, neturėdamas užfiksuoto kontrakto, kurį galėtų parduoti ateityje. Na ir jam dėl šitos priežasties kyla irgi teorijoje aprašyta, reiškia, tokios pagrindinės rizikos. Reiškia, kad pirmas dalykas tai yra kainos rizika. Reiškia, kainai mažėjant, reiškia, atsiranda nuostoliai, į tos nuostolius dar didina ir skolintas kapitalas, įsiūtas, vadinkim taip, į šitą sandėlio suformavimą. Taip, turint didelį skolintą kapitalą, bet koks nedidelis kainos pokytis žemyn didina, reiškia, nuostolį dar ta prasme, kad nuo nuosavo, tai yra įdėto savo pinigų, praradimai multiplikuojasi. Na, kitas dalykas yra likvidumo rizika. Rinka galimai kartais nėra tokia gili, kad galima būtų parduoti be nuolaidos. Ir šiais metais tai labai aiškiai pasirodė, kai metų šildymo sezono pabaigoje rinkos likvidumas pradėjo jo trūkti ir visiems, reiškia, kainos pradėjo stipriai kristi vien dėl to, kad negalėjo visi įsitekti. Tada trečias dalykas, taip vadinama margin call rizika, arba kaip čia pavadinti, maržos rizika yra tame, kad skolinti pinigai, kurie galimai dalyvauja formuojant sandėlius, reiškia, tai tas, kuris skolina pinigų, jisai gali pradėti prašyti užstatų papildomų ar ne, kurių nėra, gali būti, kad gauna papildomą spaudimą likviduoti poziciją. Nežinau, iš tikrųjų, kiek biokuro rinkoje tai jaučiasi kasdieniniam gyvenime, bet su tokiu dalyku susiduria tie, kurie prekiauja naftą, pavyzdžiui. Na, tada netikėti ekonominiai duomenys, stichinės nelaimės, reiškia, iššauna tokius dalykus, kad gali kartais labai stipriai kainos vėl pradėti svyruoti dėl tokių dalykų. Be abejo, praeitą kartą geopolitinis įvykis, karas Ukrainoje, labai stipriai paveikė teigiamą prasme, tai atviros spekuliacinius pozicijos turėjimas buvo be proto, arba, kaip čia gal per daug išreiškiau, labai sėkmingas. Na ir paskutinis niuansas yra susijęs su psichologinė rizika. Čia jau yra grinai žmogiškas dalykas, kad tuo metu, kai kainos pradeda kristi, tai psichologiškai tiesiog papildomas spaudimas atsiranda
staigiai priiminėti sprendimus, galimai jie nėra visiškai teisingai pasverti. Lygiai taip pat ir į priešingą pusę, kai kainos pradeda labai stipriai kilti ir turi atvirą poziciją, pradedi uždirbti labai daug ir tada atsiranda labai didelis pasitikėjimas savim, tada pradedi bijoti prarasti dar vieną galimybę gyvenime, uždirbti dar daugiau ir tai veda link neracionalumo. Jūs patikėkite, aš kalbu ne apie kažkokį konkretų atvejį, o tiesiog į ChatGPT įvedžiau klausimą ir man išmetė šitokius reiškiasi niuansus ir tai yra susiję absoliučiai su visu turtu, kuris yra likvidus, toks kaip, nežinau, nafta, grūdai. Su visų komodičių. Su visom žaliavom. Tai čia yra grynai teorija. Na ir dabar... Bet palauk, Vaidai, aš manau, kad atvira pozicija, kaip pasakyti, nepalikim kitos atviros pozicijos, nepalikim tuščių sandėlių. Ta prasme, jeigu tu prisijemi daug ilgalaikių kontraktų, neturėdamas sandėlių, tai irgi gaunasi atvira pozicija. Irgi visiškai. Tai tiesiog, nesakykim, kad tai buvo kraštutinumas, o tai yra išsigelbėjimas. Iš tikrųjų, vidutiniokų būti yra labai gerai. Ta prasme, laikytis per vidurį yra labai gerai, o nebūti kraštuose. Irgi labai teisinga pastaba, nes turėti sandėlį ir neturėti... Turėti kontraktų ir neturėti žaliavos kontraktų, tai irgi yra atvira pozicija. Taip, ir dabar, jeigu pažiūrėtumėm į sekantį slaidą, čia yra tiesiog iš viešųjų šaltinių paimta informacija apie tai, kaip Lietuvoje buvo priiminėjami verslo sprendimai pas tiekėjus. Ir tiesiog eilinė statistika susijusi su žmonių samdymu ir su transporto įsigijimu, ar ne? Transportas tai yra suprantamas, ar ne, kaip papildomų pajėgumų įsigijimas, tiek smulkintuvai, tiek pervežimo skiedrovežiai. Matome akivaizdžią tendenciją. Nuo 21 iki 23 metų darbuotojų skaičius pas top 20 didžiausius tiekėjus padidėjo 23%, autotransporto skaičius padidėjo 45%. Pakankamai įspūdingi skaičiai, turint omeny tą faktą, jog įjungiu sekantį slaidą. Rezultatai 23 metais jau yra visiškai kitokie. Jūs pastebėjote tą inerciją, kuri buvo tęsiasi 23 metais su pajėgumų įsisavinimu, tačiau finansiniai rezultatai rodo ką kitką. Aišku, mes dar neturime visų rezultatų už 23 metus, nors įmonės kaip ir jau turėjo paskelbti, tačiau dar visų rezultatų nėra. Ir mes darom šitas išvadas tik iš 4 įmonių, kurios yra paviešinusios savo rezultatus šiai dienai. Ir tos 4 įmonės rodo tai, reiškia, kad 22 metais, reiškia, lyginant su 21, apyvarta įmonių auga daugiau negu 2. Pelnas, va šitame grafike, reiškia, į dešinę, auga 3 kartus. Taip, sekantis metai yra gerokai prastesni, ar ne, apyvartos bent jau preliminariai mažėja, pelningumas mažėja gerokai labiau ir kai suvesim tikrus rezultatus, galėsim rudenį parodyti, kiek yra iš viešų šaltinių prieinamas šitos informacijos, tačiau apatiniai grafikai rodo kitką. Tai yra, kad įsipareigojimai įmonės balansuose toliau auga, nežiūrint to, jog verslas atrodo, jog turėtų trauktis, bet toliau auga ir trumpalaikis turtas įmonės balansuose, kas dažniausiai yra susijęs su sandėliais, reiškia, suformuotais sandėliai, taip pat auga. Tai yra, reiškia, nuo 21 metų ar ne, iki 23 metų yra fiksuojami ir įsipareigojimų, ir trumpalaikio turto augimai. Manau, kad šitas dalykas ir yra būtent apie tas atviros pozicijos turėjimą, kad šiais metais, praeitus kalendorinius metus, dalyviai užbaigė turėdami tikrai didelės investicijas į sandėlius ir pasižiūrėjusi tai, paaiškina, kodėl būtent ir įvyko toks reikšmingas kainų kritimas nuo gruodžio pabaigos iki šildymo sezono pabaigos.
Tai čia gal kazino terminais ar ruletės terminais šnekant, nu, kai gerai paėjo, pradėjo ant skaičiaus statyti. Prasme, patikėjo savimi. Jo, bet iš tikrųjų aš manau, kad tai yra velniškai žmogiška, kas yra įvykę, nes kaip matom iš teorijos, bet kuri žaliavų rinka susiduria su lygiai tokiais pačiais sprendimais, netgi, sakykime taip, pradinius komentarus teikiant pradiniams investuotojams į žaliavas, būtent yra duodami tokie patarimai, kad, reiškia, kai yra itin sėkmingi metai, sprendimus priimti reikia lygiai taip pat atsakingai. Nu, bet, aišku, ne mums polemizuoti, tai dabar pakalbėkim truputėlį apie ateitį, ar ne? Specialiai ateičiai paėmiau apibūdinti yra toksai danų kvantinės mechanikos, reiškia, genijus, jo pavardė yra Niels Bohr. Ir jisai pasakęs tokią frazę, kad sudėtinga yra daryti spėjimus ir ypač juos yra sudėtinga daryti apie ateitį. Bet čia gal seniau tai buvo. Tai kokie metai. Dabar jo, iki GPT atsiradimo, taip. Tai jūs esat nekartą jau matę mūsų reiškia, slaidą, kuris yra susijęs su malkinės medienos kainomis ir su malkinės medienos kainom ir su ateinančio sezono ilgalaikių sandorių kainom. Dažniausiai kyla klausimas, nuo kurios dienos, nuo kurio kainos lygio turėtų prasidėti kontraktavimas ateinančiam šildymo sezonui. Šiai dienai biokuro biržoje turime tik vieną ilgalaikį sandorį. Jis yra maždaug apie 22 eurus, turime šiek tiek rezervo sandorių, tačiau kažkokio labai aiškaus kainų lygio, kad jis jau formuojasi, dar neturim. Matomai visi rinkos dalyviai laukia, kur yra tas kainos lygmuo, kažkokio tai orientyro. Tai va, orientyras pirmas yra šitas grafikas, ar ne? Jis labai dažnai pasiteisindavo. Pasižiūrėjus ilgalaikės tendencijas, šitą grafiką turiu jau jį kokius, nežinau, čia beveik 9 metai. Ir pagal tai, kokia formuojasi malkinės medienos kaina, o jinai yra apie 38 eurus už kietmetrį, šių metų startas ilgalaikiams sandoriams iš tikrųjų ir galėtų būti kažkur apie 22-24 eurus už megavatvalandę. Tai būtų, mano akim žiūrint, teisinga kaina, žiūrint į šitą grafiką. Sutinku, kad tai yra 30% pigiau negu praėjusiais metais, nes praėjusiais metais ilgalaikiai sandoriai buvo sudarinėjami ties 32 eurais už megavatvalandę, tačiau bet kuriuo atveju tai yra maždaug 25% brangiau negu yra šiandien dienos spotinė rinka. Ir aš įsivaizduoju, kad šiandien yra ir tokia vyksta, kaip čia nebyli kova tarp pirkėjų ir pardavėjų. Vieni tikisi, kad bus maždaug praėjusių kainų lygmuo, kiti mano, kad spotinė rinka yra pakankamas orientyras pradėti ilgalaikius sandorius. Tai mano akim žiūrint, reikėtų orientuotis į šitą kainų lygį, nes įprastai šitą tendenciją pasiteisindavo. Taip, jūs turi klausimų gal? Taip, turime klausimų auditoriją, taigi pirmas klausimas. O kokiam tikslui Baltpool renka analizuoja finansinius rinkos dalyvių duomenis? Tai tas analizavimas buvo iš tikrųjų po to, kai aš pradėjau skaityti tą su žaliavų prekyba susijusią teoriją ir norėjau pabandyti įsitikinti, ar jinai suveikia Lietuvoje ir iš tikrųjų man atrodo, kad man pavyko įrodyti būtent šitą tendenciją remiantis grinai viešaisiais duomenim. Tai tik dėl šitos priežasties. Mes realiai šitos informacijos anksčiau nerinkom, aš tiesiog paprašiau kad man tos tarnybos, ne tarnybos, kaip čia padėti, tos kompanijos, kurios užsiima būtent viešų duomenų analitiką, atsiųstų šitą informaciją ir jie tą padarė. Tai. Galų galia tai yra rinkos įvertinimas, ta prasme, kiek sveika yra rinka į ateinantį sezoną, kaip ateina. Ir dar vienas klausimas. Ar galima susijęti rinkos dalyvių pasiruošimą, infrastruktūros augimą ir panašiai 23-24 metų sezonui su lūkesčiu, kad VKJ startuos pilna apimtimi? Manyčiau, kad visiškai teisingas klausimas ir aš atsakyčiau į jį taip.
nes mes ir patys, ir visi kiti aplinkui tikėjosi Vakajoto starto. Jis startavo, tačiau tas niuansas toks, kad visi įrenginiai, ar ne, kurie pasileidžia pirmi metai, jie tokie būna plius minus testiniai ir tas šokinėjimas buvo iš tikrųjų įspūdingas. Tai yra, kartais dirbdavo, kartais iš vis išsijungdavo, būdavo 100 ten gal 30 skidrovežių per dieną, sekančią dieną galimai krenta iki 0. Jo, tai tas netolygumas, manyčiau, kitais metais išnyks ir Vakajoto įsijungimas į rinką bus žymiai reikšmingesnis. Bet manau, mes jau prie to pripratom. Dar turime prašymą patikslinti pagal dabartinės tendencijas, ko galima tikėtis kitą sezoną. Jo, kad kalbant apie sezoną, tai manyčiau, kad, nežinau, Tomai, gal tu turi pakeisk, sakykime, taip mano nuomonė, dabar aš pasakysiu savo, tu turbūt turėsi savo. Tai mintis yra tokia, kad aš galvoju, kad ilgalaikiai sandoriai turėtų formuotis tame lygyje, apie kurį kalbėjau, apie 22 iki 25 eurus, reiškia priklausomai nuo produkto kokybės. O spotinė rinka prognozuoti, tai čia jau yra, manyčiau, jeigu kažkas nori pasivažinėti ant tų kalnelių, kurie yra susijęs su spotinė rinka, tai prieš tai rodžiau, reiškia, slaidus, kaip tai yra rizikinga. Aš galvoju, kad kalbant apie trumpalaikius sandorius, kokie formuosis, manau, kad jeigu rinkos dalyviai, pirkėjai, susiformuos teisingus ilgalaikius sandorių portfelius iki šildymo sezono pradžios, tai spotinė rinka jinai bus nuosaikesnė ir ramesnė ir galėtų formuotis kažkur apie panašų kainos lygį, nes aš esu tos nuomonės, kad biokuro kaina yra labiau prie dugno, nei kad kažkokia neadekvati jos kaina. Tai mano toks atsakymas, nežinau, Tomai. Vėlgi, ta prasme, į ką nukreiptas tas atsakymas, jeigu kažkas nori laimėti prieš rinką, ir visi elgsis taip pat, laimėtojas būna 1-2, ta prasme, apdovanojami būna 3 prizinės vietos. Tai skaičiuokit, kiek yra bėgikų. Ta prasme, visi jos nelaimės. Tai aš grįžtu prie to paties, vidutinė pozicija yra labai gera, kodėl? Todėl, kad prisijėmi mažiau rizikos. Ir kai klausia, kada reikia sudarinėti ilgalaikius sandorius, aš sakyčiau šiandien. Kiekvieną dieną reikia sudarinėti ilgus sandorius, nes tada gali tą vidurį pagauti. Vaidai, jūsų įvardintas 22-25 eurų už megavatvalandę ilgalaikė kaina grįsta yra žaliavinės medienos pagrindu. Ar kokie dar aspektai yra įvertinti? Ne, iš tikrųjų, tai mano ta kaina yra, žiūrint tiesiog į šitą grafiką, kurį renkam duomenis jau arti 10 metų. Tas grafikas gana pasiteisina. Turiu omeny, kad mano šitas spėjimas yra iš būtent šito grafiko. Jis pasiteisino prieš kelis metus, jis tikiuosi pasiteisins ir šiemet. Tai tik tiek. Aš ten kažkokių ypatingų spėjimų iš tos tokios statistikos, kuri šiai dienai prieinama, ten padaryti negaliu. Ko labiausiai bijau, tai yra, kad kainoms nukritus iki tikrai žemų lygio gali sumažėti žaliavos ruošimas. O sumažėjęs žaliavos ruošimas turi labai rimtą inertiškumą. Tai yra pasileisti vėl žaliavos gamybai reikia bent pusės metų. Tai tuos pusę metų po to visi labai kenčia. Tai mano akim žiūrint, tikėtis kainos žemesnės kaip šitas lygmuo gal ir galima, bet aš manau, kad jis jau pradėtų kenkti pasiūlos pusiai. Tai yra pasiūla pradėtų mažėti. Dar vienas klausimas apie Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Ar VKJ turės galimybę vėl pirkti kurą Latvijoje kitam šildymo sezonui? Jo, jeigu taip principė taip, kaip yra šiandien, atrodo, kad pasikeitimų nėra jokių. Bet aš sutinku su tuo, kad pokalbiai vyksta pas reguliatorius, tiek energetikos ministerija, tiek Vertas.
jie gauna rinkos signalus, kad galimai kažkokių pakeitimų reikia, tai gali būti, kad pasikeitimų bus. Bet tie pasikeitimai, jų dizainas šiandien net nėra svarstomas, tai aš sakyčiau, kad jeigu gali įvykti tai, ko tiesiog šiandien aš net nežinau. Aš tai sakyčiau, reikia pas VKJ klausti. Irgi teisingai. Tai yra pirminis informacijos šaltinis. Ir manau, jie teisingai atsakys, nes jie nieko neslėpia. Taip, galim toliau. Na ir paskutinis slaidas susijęs su tokiais filosofiniais pamastymais, tai yra žiūrint grinai apie biokuro kainos prognozes, aš aplamai kalbant apie prognozes, esu tos nuomonės, kad žmonių mąstymas yra, pagrindė žmonių mąstymą lemia tokie dalykai kaip euristika ir šališkumas, bias, angliškai gal geresnis žodis, tai euristika tai yra tokie mąstymo sutrumpinimai, tokie trafaretai, kuriuos žmonės naudoja savo sprendimų priėmimui. Ar ne? Ir įprastai analizės didelės nėra daromos. Na, o šališkumas tai yra klaidos. Klaidos reiškiasi, kad mes nueiname nuo racionalaus mąstymo, tiesiog surandame kažkokius tai patvirtinimus savo praeityje ir iš to padarome išvadas, nors gal jos ir nėra teisingos. Na ir mintis yra kokia. Dabar apie tą tokį trumpą įvadą padariau apie teoriją. Ar ne? Mūsų nuomonė, mes su Tomu abu sėdėjom kažkada ir 4 eilutės užsirašėm. Tai yra kokios yra neteisingos išvados mūsų nuomonė susijusios su praėjusiu sezonu. Tai pirmas yra tai, kad spotas yra visada pigesnis. Reiškia, spotinė kaina yra visada mažesnė už ilgalaikių sandorių. Nu, iš tikrųjų, paskutiniai 2 sezonai yra tokie ir tokia išvada gali būti. Tada kitas yra tai, kad žaliavų yra perteklius rinkoje. Ar ne? Šiai dienai, ypač, sakykime, tai labai pasikeitė šitas naratyvas tarp sezono prieš ir dabar. Na, visi yra įstikinę, kad žaliavos tiesiog yra perteklius. Kad pirkėjas yra esminis parametras, ne, šiandien, o ne žaliavos turėjimas. Na ir kad, reiškiasi, biokuro kaina formuoja žaliavos kainą. Ar ne? Tai elgesys, kurio mes taip prisibijom ateinančią sezoną, yra tai, kad pirkėjai gali nuspręsti mažinti ilgalaikių sandorių kiekį. Nes jau 2 metus iš eilės šita strategija nepasiteisina. Taip, toliau reiškia, kad atidėti reiškiasi pirkimus, kaip minėjau, reiškia trumpalaikiais sandoriais ir tai, atidėti pirkimus, dalyvauti trumpalaikių sandorių rinkoje, ar ne? Ir tai ir kelia ir šiaip sisteminė rizika rinkoje didelė ir panašiai. Didėja, gali padidėti eksportas šiais metais ir tai labai realu yra, nes mūsų rinka tiesiog pasidarė pigesnė ir daug daugiau išorinių dalyvių gali pasirodyti rinkoje. Taip, tada pardavėjai, ar ne, nenorės formuoti sandėlių arba tie sandėliai bus labai maži. Gamybos pajėgumų biokuro rinkoje trūksta ir biokuro pagaminti visam sezonui spotinėje rinkoje turbūt yra neįmanoma. Todėl dalį kuro reikia paruošti, jeigu norime turėti ramesnius metus. Taip, gali dalis dalyvių nueiti surizikavę į tai, kad ilgalaikius sandorius sudarinėti, nesudarinėjant sandėlių, neformuojant sandėlių. Irgi yra rizikinga strategija, reiškia, nes jokios tikrai garantijos nėra, kad spotinė rinka kitais metais bus dar pigesnė ir tendencijos bus tokios pačios. Na ir kokia mūsų, taip sakykim, grubiai išvada yra tokia, kad rinkoje dėl šitų, reiškia, neteisingų išmoktų pamokų gali atsirasti sisteminė rinkos rizika tokia, kad bus maži sandėliai ir priklausimas nuo likvidaus spoto.
spotas yra gerai tol, kol jo yra, sakykime, taip kontroliuojamas lygis. Kai jisai pradeda dominuoti rinkoje, gali atsirasti tokios situacijos, jog spotas apskritai negali patenkinti rinkos poreikio arba jo kaina yra tiesiog nesuprantama. Tomai, kadangi tu labai prisidėjai prie šito slaido, aš įsivaizduoju. Aš nežinau, dabar tau kalbant, man tokia, žinai, alegorija atėjo į skiepus, kad realiai, gali nesiskiepyti, kai visi yra pasiskiepiję. Irgi. Tai čia... Nesena alegorija. Jo, tai va. Tai ir dabar trumpai, nes matau laikas eina, noriu dar truputėlį pasakyti apie RED 3 direktyvą, kuri ateina į Lietuvą, reiškia, ir į Latviją, Estiją taip pat. Visas šalis turės pasiruošti RED 3 direktyvai. Visų pirma, tai, kad atsiranda kaskadavimas. Tai yra valstybės narės turės parengti paramos schemas, reiškia, kurios užtikrintų, kad biomasės naudojimas turi eiti, sakykime, iš didžiausios ekonominės vertės ir didžiausios aplinkosauginės vertės žemyn. Tai pirma, visa mediena turės būti, kuri tinkama produktų gamybai, turės būti skirta produktų gamybai. Tai čia galite įliesti malkinę medieną, dabar sunku pasakyti iš tikrųjų, kokiu keliu Lietuva nueis. Toliau yra jau, reiškia, mums mažiau žinoma susiję dalykai. Tai yra, reiškia, tų produktų pratesimas, antrinis jų panaudojimas, reiškia, perdirbimas. Ir biokūras, reiškia, biokūro rinkoje, suprask, tas produktas gali atsirasti tik taip netikęs prieš tai būsiams kategorijoms. Tai va, tai čia šitas dalykas neaišku, kaip Lietuvoje bus įgyvendintas, bet kad jį įgyvendins, tai faktas, nes čia yra direktyvinė nuostata. Kitas svarbus niuansas yra tai, kad nustatoma yra nauja tvarios biomasės įrenginių galios riba, yra 7,5 MW, šiai dienai yra 20 MW. Didelės įtakos tai gali rinkai neturėti, nes didžioji dalis jau vis tiek laikosi šitų standartų, bet kažkiek mažesnių jėgainių, boilerių atsiras šitoje rinkoje. Bet biokūro kiekiui tai neturės didelės įtakos. Nes jeigu paimti biokūro kiekį iš vis rinkoje, tai viskas, kas virš 20 MW, ten susidaro turbūt 80% biokūro kiekį. Taip, turbūt, kad taip. Ir gal, sakykime, kažkiek niuansų yra susijęs su Latvija, kurioje yra mažesnio galingumo įrenginių didesnis kiekis. Ir iš tikrųjų pamatysime realybę, kokia bus. Bet aš nemanyčiau, kad tai kažkaip labai susiję. Ir paskutinis slaidas, kokį aš noriu pasakyti, yra tai, kad bus draudžiama kai ką remti, ar ne, tai yra valstybės narės nebegalės teikti tiesioginės paramos, reiškia, už elektros energiją pagamintą iš biomasės elektrinės. Ir vėl, kaip ir minėjau, tiesioginė finansinė parama bus draudžiama energijai, kuri bus gaminama iš pjautinųjų rąstų, pramoninės apvaliosios medienos, to industrial roundwood, ir kelmųjų šaknų. Bet aš manau, kad čia didelės įtakos neturės, nes mūsų rinkos yra kažkuria prasme perteklinės žaliavos prasme. Manyčiau, kad kažkokie pasistumdymai deklaracijose gal ir įvyks, bet manau, kad ypatingai kažkokio sukrėtimo rinkai nesiekim. Juo labiau, kad tai įsigalios tik tai nuo 25 metų. Tai geriausiu atveju už metų, bet tai yra sekantį sezoną išgyvensim be šitų įsigyvenimų. Taip, klausom. Turime porą klausimų. Taigi pirmas. Ar tikrai manote, jog VKJ pirkimai Latvijai yra būtini? Ar Lietuvos tiekėjai po tokių investicijų į veiklą yra nepajėgus aprūpinti pilnų pajėgumų? Aš manyčiau, jeigu paklausėt asmeninės nuomonės, tai aš manau, kad pirkimai Latvijoje yra nesusijęs su tuo, kad tiekėjai yra pakankamai investavę į žaliavą ar į įrengimus. Mes, kai dalyvaujam tarptautinėse konferencijose, labai dažnai girdime iš didžiausių, reiškia, biokūro vartotojų, pavyzdžiui, tenai Švedijos, reiškia, ir Danijos, yra būtent strategija ir jos diversifikavimas tarp tiekėjų skirtingose valstybėse.
Danija perka Baltijos valstybėse ne tik dėl to, kad taip yra pigiau, bet dėl to, kad sulūžus vienai rinkai dėl kažkokių priežasčių galėtų iš karto permesti dalį pirkimo, nes tokiai jėgainiai pasisukinėti rinkoje yra tas pats, kas ant stalo vaikščioti drambliui. Tai aš manyčiau, kad jie teisingai žiūri į šitą situaciją, kad dalį perka užsienyje, tik tai manau, kad galbūt reikėtų keisti konkuravimo principus. Tai yra, kad Lietuvos tiekėjai su autotransportu galėtų konkuruoti tame pačiame aukcione, kaip ir konkuruoja Latvijos tiekėjai su geležinkelio stotise. Tai, bet čia, manyčiau, yra ateities klausimas ir manau, kad nesureikšminkite biokuro tiekiamo iš Latvijos, nes tikrai yra labai nedidelė dalis tiekiama šiai dienai. Aš tai gal kitaip pakomentuočiau, tai nėra tiekėjų diversifikacija, tai nėra nukreipta prieš tiekėjų, tai yra žaliavų rinkų diversifikacija. Taip. Tai mano manimu, kaip pasakyti, jeigu nori stabiliai dirbti tokio dydžio būdamas, tai būtina daryti. Mums tiesiog kartais yra sunku suvokti, kokio dydžio yra Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Tai jinai yra didžiausia instaliacija Baltijos valstybėse ir beveik didžiausia Baltijos regione. Tai šitai įmoniai bet koks rinkos trūkis pasiūlos pusėje yra visiškas galimai įmonės stabdymas ir panašiai. Čia yra daug rimčiau negu mažos miestelių katlynas. Ir antras klausimas slaido pateiktas. Ar jūsų biokuro kainos prognozavimas ilgalaikiams sutartims yra tikrai pagristas, jeigu ateinančio pusmečio medienos aukcionas dar nėra įvykęs? Labai teisinga pastaba. Jo, medienos aukcioną kaip tik šiandien publikavom ir šitas grafikas, kurį aš rodau, jis gali pasikeisti. Tas taškas 38, kuris yra punktyrų nuvestas į 38, gali pasikeisti ir aš iš tikrųjų tada paimsiu liniuotę ir tiesiog nubrauksiu į tą tašką, kurioje vietoje ilgalaikiai sandoriai. Aš visiškai sutinku su šitą pastabą. Gali būti, kad jeigu formuosis kaina ir 45, tai jeigu taip atsitiktų, tai tada 25 atrodytų jau maža kaina, jau galėtų būti ir daugiau. Visiškai sutinku su šitą. SM3 kuro kaina nešildymo sezonų galvojate, kad bus apie 15-16 eurų už megavatvalandę, ar dar gali kristi? Aš manau, kad tas kritimas, kuris yra susijęs dabar su SM3, yra susijęs grinai su tų sandėlių realizavimu. Manau, kad visi, kas pardavinėja už 15, pardavinėja nuostolingai. Bet toks jau yra gyvenimas ir jeigu biokūrą būtų galima saugoti kaip kokią naftą ar kokias trąšas, sakyčiau, kad nepardavinėkit, bet tiesiog čia jau kito varianto galimai kai kuriais atvejais nėra. Tai manyčiau, kad taip, biokūras už 15 yra žemiau savikainos, bet kokios įmanoma. Daugiau klausimų slaido neturim, taigi galim tęsti. Taip. Tai jau viskas, ne? Taip, aš viskas baigiau. Tai ačiū labai Vaidai, ačiū labai Tomai, bet dar tikrai nepabėkite iš studijos, nes neužilgo turėsime savo svečią. Ir leiskit man dabar persijungti į anglų kalbą. So let me switch to English language because... Persijungiu į anglų kalbą, nes Vaidotas ką tik baigė pristatymą ir judam į priekį. Šiandien turime su mumis Erise Sanderman. Ji redaktorė Argus Media. Ir paruošė labai įdomų pristatymą apie Europos medienos rinką. Žodis jums, medžio drožlių rinka. Ačiū Justina už tokį malonų pristatymą. Ačiū už labai įdomią analizę apie rinką, apie visą tą diskusiją, kurią girdėjome. Man didelė garbė būti čia, pristatinėti tai, kas vyksta Europos medžių drožlių rinkoje. Ar tik noriu paklausti, ar matote mano skaidrės ekrane? Taip, dabar jau matome.
Labai ačiū. Tikiuosi, kad sugebėsiu trumpai ir aiškiai pristatyti naujienas Europos medžio drožlių rinkoje. Daugiausia dėmesio skirdama šiaurės vakarų Europai ir kaip prekybos dinamika keitėsi pastaruoju metu. Trumpa darbotvarkė, trumpai pakalbėsime, kaip keičiasi kainos, kokį poveikį tai turi prekybos dinamikai, kokį poveikį tai turės rinkai ir dar keletas užbaigiamųjų minčių. Taigi aš esu Angus Biomass Markets atstovė, mes kas savaitę ruošiame ataskaitą apie medžio drožes, medžio granulės, palmių branduolių kiautus, taip pat apie Azijos rinkas rašome, apie kainas, draudimą, fraktų analizės. Na ir čia matote specifikacijų lentelę pramoninėms medžio drožlėms, kurias vertiname, ir daugiausia orientuojamės į tokias drožlės, kurios yra nusiunčiamos į energetikos sektorių, o ne kitus konkuruojančius sektorius, pavyzdžiui, kartono ir panašiai. Tiesiog norėjau pasakyti, apie ką kalbama, kai kalbėsime apie kainas. Na ir kadangi kalbama apie vadinamasias spotinės rinkas, tai pristatymai į šiaurės vakarų Europą pastaraisiais 2 metais labai smarkiai svyravo. Neišvengiamai, aišku, tai galioja ne tik drožlėms, bet ir bet kuriems kitoms biokuro žaliavoms energetikos sektorija. Na ir aišku, rekordinį piką pasiekė per energetikos kainų krizę 2022 metais, vėliau šiek tiek krito, o 2023 prasidėjo tendencija, kuri tęsiasi iki šiol. Maždaug kaina išlieka tokia pati. Šiemet šiek tiek sumažėjo. Labiausiai po krizės tokį kainų žemėjimą lemia neįtikėtinai šiltos žiemos. Antrą žiemą iš eilės Europa susidūrė su labai nuosaikiomis žiemomis, išskyrus keletą šalčio pikų šiaurės šalyse. Todėl tuo metu ir buvo išaugusi biokuro paklausa, bet apskritai paklausa ne tik medžio drožlėms, bet ir kitiems kuro tipams. Na, paklausa buvo gan nedidelė, gan lėta. Aišku, tai paveikė ir akcijas. Antrus metus iš eilės įmonės, tiksliau atsargas, ir antrus metus iš eilės vasarą įmonės vis dar turi didžiulės atsargas. Praktiškai užpildyti visi pajėgumai visoje tiekimo grandinėje, tiek tiekėjai, tiek galutiniai vartotojai išlaiko didžiulį inventorių. Kita vertus, kol kas šiais metais, na ir didžiąją praėjusių metų dalį, ypač tiekėjai susidūrė su vienu konkrečiu iššūkiu, bet aišku, susidurta ir su mažėjančiomis energetikos kainomis, ypač elektros energijos. Nuo 2022 metų galo kainas smarkiai krito. Tai reiškia, kad turi būti koregavimo laikotarpis rinkoje, per kurį marža sumažėjo tiek komunalinėms paslaugoms, tiek gamintojams. Tai tiek iš paklausos pusės, bet iš pasiūlos pusės irgi susidurta su iššūkiais. Gamintojai ir tiekėjai susidūrė su problemomis gaunant žaliavų, ypač įvedus sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Na, Baltarusijos sankcijos, aišku, galiojo dar prieš prasidedant karui Ukrainoje. Na ir toks žaliavų stygius paveikė visą sektorių, kalbant apie prekybos srautus. Tačiau taip pat tai lėmė, kad
išaugo žaliavų kaina. Ir, aišku, praėjusiame pristatyme buvo puikiai parodyta, kaip augo kaina nuo 22 metų ir kaip rinkos bando prisitaikyti. Buvo ir infliacinio spaudimo, techniniai priežiūrai, darbo jėgai ir taip toliau, tai apskritai gamybos kaštai išaugo, su tuo susiduria gamintojai ir todėl jie nesugeba atliepti mažesnio pirkimo susidomėjimo iš pirkėjų pusės. Šiaurės šalyse, visame Baltijos jūros baseine, visame regione tai pastebima ir, aišku, sandėliavimo apribojimai kelia problemų. Nemažai dalykų, kurie verčia nuogąstauti, bet tai pereinu prie kito klausimo, kad kainos nuo praėjusių metų galo ėmė kristi, nuo šių metų pradžios taip pat ta tendencija pastebima, bet tiesa ta, kad kaina vis dar išlieka daug aukštesnė negu ilgalaikiai vidurkiai, kurie buvo pastebimi anksčiau, pavyzdžiui, 6,5 už gigadžiaulį Europoje, o šiemet kaina viršyje 10 už gigadžiaulį. Aišku, nukrito nuo 22 metų, kai buvo rekordinės aukštumos, tačiau vis dar yra labai aukštos. Dar vienas reiškinys, kurį pastebėjome, susijęs su tuo, ką tik apibendrinau iš tiekėjo pasipriešinimo pusės. Matėme pernai, kad medžių drožlės pralenkė granulės, bet metų gale pernai tai pasikeitė, bet vėlgi jų tos linijos persipinė, dabar pardavimai labai panašus pastaraisiais mėnesiais, bet jeigu pažiūrėstume į istorinės tendencijas, drožlės, kuri yra mažiau apdorota medžiaga, dažniausiai būdavo įkainodamos mažiau negu granulės. Pastaruoju metu šie skaičiai susilygino. Todėl drožlių kainos gan liko atsparios, ką ir paaiškinau, bet kalbant apie granulės, ypač 23 metais krito jų kaina, bet kritimas pastebimas ir šiemet. Ir vėlgi tai susijęs su išaugusiomis atsargomis, maža paklausa. Tiekėjai vėl bando parduoti tai, ką turi į spotinę rinką, todėl kenčia kainos. Na ir štai čia yra svarbiausi gamybos ir vartojimo centrai Europoje. Neabejoju, kad jūs su jais esate susipažinę, todėl labai daug laiko tam neskirsiu. Nurodžiau didžiausios gamintojus pačioje apačioje, jeigu domins galėsite pažiūrėti vėliau. Na ir dabar norėčiau papasakoti, kaip pasikeitė prekybos srautai, žinant situaciją ir sąlygas rinkoje. Prieš patikrinant prekybos duomenis, norėčiau atkreipti dėmesį, kad medžio drožlės pagal harmonizuotos sistemos kategorijas yra skirstomos į dvi pagrindinės kategorijas, tai yra spygliuočių ir nespygliuočių. Ir tose lentelėse, kurias netruko rodysiu, kalbėsime tik apie antrąją kategoriją. Tai 44012 kietmedžio drožlės, kurių dauguma pristatoma į energetikos sektorių, nes būtent tai šiuo metu ir vertinama. Aišku, nėra jokių garantijų, kad visos drožlės nukreipiamos į energetiką, bet manome, kad bent jau didžioji dalis tikrai taip. Tad bendrai pažvelkime į didžiausių eksportuotojų Europoje pasiskirstimą. Čia matote kelių pastarųjų metų vidurkius. Kaip matote, 23 metais eksportas buvo mažesnis. Rusija visiškai dingo iš šio paveikslo, aišku, visų pirma dėl sankcijų. Ir matome, kad Brazilija ir Urugvajus užima didesnį vaidmenį, kalbant apie eksportuojamas drožlės. Bet manome, kad didžioji dalis šių nukreipiama ne į energetiką, bet į kitus
sektorius, pavyzdžiui, plaušienos, popieriaus sektorių. Tačiau vis tiek pastaruoju metu girdėjome, kad yra visai nemažai pasiūlymų vežti Brazilijos ar Pietų Afrikos Respublikos drožlės į Europą. Taigi šie tiekėjai irgi ieško galimybių į rinką gauti tokios medienos. Kita vertus, čia matote didžiausius importuotojus. Aišku, nepaslaptis, kad Danija, Suomija, Švedija yra didžiausi importuotojai. Šiaurės Europa yra vieni daugiausiai importuojančių regionų. Tačiau yra ir įdomių tendencijų. Po 22 metų, kaip matote, Danijos importas visai išaugo, taip pat Švedijos. Pagal kontraktus švedai kietmedžio drožlių sumažino, tačiau šiek tiek apie švedus, kiek žinome, kiek turime prieinamos informacijos iš asociacijų ir rinkos žaidėjų, didžioji dalis Suomijos pramonės kietmedžio importo dažnai buvo beržas iš Rusijos prieš prasidedant karui Ukrainoje ir daugelis jų buvo nukreipiamas ne į energetiką, bet į kitus sektorius. Atsiprašau, kad neturiu labai gerų dizaino įgūdžių, bet tikiuosi, kad šis paveikslas padės. Gal nebus pats gražiausias paveikslas, bet tiesiog, kas nutinka, kai įvedamos sankcijos. Suomiai turi nemažai pajėgumų pasienyje su Rusija ir šie pajėgumai sulaukdavo daug žaliavų, įskaitant medžio drožlių ar kitų medžiagų žaliavų, ar netgi daug žaliavų, medienos žaliavų, nuo kurių likdavo daug šalutinių produktų, tai yra medžio drožlių, kurie vėliau keliaudavo pas energetikos tiekėjus, bet įvedus sankcijas tai pradingo. Ir šis regionas Suomijoje siekia užsitikrinti daugiau tiekimo iš pietų, ypač šalies pajūrio regionų. Todėl atsirado šioks toks spaudimas, atnaujinsiu žemėlapį, dėl kurio atsirado daugiau paklausos iš Švedijos, iš šio regiono. Na ir pastebėjome, kad kaina už energetikai naudojamas drožlės Švedijoje buvo didesnė negu naudojama plaušieniai, nes labai išaugo paklausa energetikai, palyginti su kitais sektoriais, kurių galutinis produktas, kurių rinkos nelabai sugebėjo prisiderinti, todėl paklausa atitinkamai krito. Štai kas nutiko, ir Švedija ar norvegų tiekėjai, ne tik švedų, bando parduoti Švedijai, danai taip pat parduoti Švedijai, o jeigu dar nukeliausime šiek tiek labiau į pietus, Baltijos šalys yra puikioje geografinėje pozicijoje ir jie bando tiekti tiek šiaurės, tiek pietų, tiek centrinėje Europai, tačiau matote dvikryptę juostą, nes ypač pastaraisiais metais atsirado susidomėjimo tiekėjams Vokietijoje ir Lenkijoje, Vidurio Europoje rasti naujus namus jų medžio drožlėms. Ta situacija, ką paaiškino Vaidotas apie Baltijos šalių rinką, šis fenomenas pastebimas visur, ir atrodo, kad yra situacija, kai yra didžiulė pasiūla ir tiekėjai bando atsikratyti šiek tiek, atnaujinti vietos sandėliuose, sakykim taip. Ir paskutinis, bet irgi svarbus dalykas, pastaruosius porą metų pastebima tendencija, kad rinkos tapo
kad labiau suartėjo su savo aplinkinėmis rinkomis. Tai buvo tarsi natūrali reakcija į tai, kas nutiko nuo karo pradžios, tai yra situacijos ir energetikos tiekimo šokas. Bet iš ankstesnio pristatymo buvo įdomu išgirsti, kad panašu, jog situacija stabilizuosis, keisis ir matysim tendenciją, jog rinkos vėl atsivers ir ieškos būdų parduoti produktus į kitus regionus. Ši lentelė puikiai ta prasme, kad labai aiškiai parodo, iliustruoja tai, ką nurodžiau žemėlapyje. Matome, kad labai išaugo švedų kietmedžio drožlių eksportai. Kaip jau minėjau, ne visa tai yra eksportas į energetikos sektorių orientuotas, tačiau nemaža dalis yra, bent jau taip manome, ir pagrindinės tendencijos, kurias pastebime, tai kad kadangi sumažėjo vietinis tiekimas Švedijoje 22 metais dėl kirtimo ir miškų veiklos apribojimų, išaugo importo poreikis. Kita vertus, galutiniai naudotojai, kurie sudarė sutartis, medienai gavo tik tais mažą dalį, ir todėl turėjo ieškoti naujų importo rinkų. Taip pat Švedijos miškų norėjo išlaikyti tą kainą, pagal kurią importavo, todėl vykdė daug operacijų Baltijos šalyse, Lenkijoje, Vokietijoje ir panašiai. Todėl smarkiai išaugo importas praėjusiais metais. Ir, kaip matot, visai smarkiai išaugo importas daugiausiai iš Portugalijos, Latvijos, Latvijos, Estijos, taip pat Portugalijos. Iš esmės tai, ką pažymėjau diagramoje. Ir panaši tendencija ir Danijoje. Importuojama daugiau iš Brazilijos. Nežinome, kur ta pasiūla nuėjo, bet gali būti, kad komunalinės paslaugos pasinaudoja importu iš Brazilijos. Atsiprašau už kosulį. Žinome, kad komunalinės paslaugos jų tiekėjai turi terminuotus kontraktus su brazilų tiekėjais. Gal vieniems jų yra lengviau padidinti importą iš Brazilijos, bet taip pat to pačiu matome, kad importas iš Vokietijos, Jungtinės karalystės, Latvijos irgi augo. 23 metų stulpelėje matome ir daugiau spalvų, tai reiškia, kad labiau diversifikuotas importas Danijoje, panašiai ir Suomijoje, panašiai Suomijos situacija, apie tai nesiplėsiu. Prancūzija taip pat panašiai diversifikavosi, bet kadangi neturime daug laiko, trumpai pakalbėsiu apie iššūkius, kurie mūsų laukia. Dauguma gamintojų patiriamų iššūkių ir toliau išlieka tokie patys. Ir turiu pasakyti, kad žaliavų kainos buvo atsparios, kaip jau parodyta aiškiai ir praeitoje prezentacijoje. Ir daugiausia taip todėl, kad rinka dar neprisitaikė prie gamybos pokyčių ir kita vertus, kalbant apie galutinius vartotojus, vienas didžiausių iššūkių yra žemos energijos kainos, palyginti su aukšta kuro kaina, kas sumažintų maržas.
Ir aišku, reikia nenuleisti akių nuo konkuruojančių sektorių bei naujos paklausos, kurią trumpai apkalbėsiu kitoje skaidrėje, tačiau trumpai apie energetikos kainas, kalbėjau apie spot kainų vidurkius Baltijos šalyse iš Nord Poolo. Ir kaip matote, raudona kaina yra 23 metų kainos, geltona kol kas šie metai, 24. Ir viskas labai kontrastuoja su 22-aisiais, kai buvo energetikos kainų šuolis. Dabar kainos jau krenta į lygį, kuris buvo iki 22 metų, tokia realybė ne tik Baltijos šalyse, bet visame regione ir visoje Europoje. Artimoje perspektyvoje, kas gali nutikti energetikos rinkoje, tikimasi, kad kaina grįš į lygį, kuris buvo iki 22 metų. Matome šios lūkesčius iš informacijos, apsidraudimo informacijos, apie kurią skelbia kompanijos, taip pat daugiau yra branduolinės energijos dėl 1,6 GB iš Suomijos, kurie buvo paleisti pernai metų antrą ketvirtį. Tai irgi sumažins alternatyvaus kuro poveikį ir technologijos generavimo poreikį. Ir žinoma, dujų gamyba yra nuosekli. Yra didžiuliai gamtinių dujų srautai. Atrodo, kad artimoje perspektyvoje galima tikėti stabilumo lygio, kuris panašus į tokį, kuris buvo iki 22-ųjų. Ilgalaikėje perspektyvoje, aišku, viskas priklausys nuo atsinaujinančių pajėgumų plėtros, spartos ir elektrifikacijos spartos taip pat. Egzistuoja ir keletas naujų projektų, kurie buvo arba pradėti jau neseniai, arba bus artimiausiu metu paleisti. Aišku, ankstesnėje prezentacijoje girdėjome apie Vilniaus kogeneracinę, kuri buvo dalinai paleista 23 metų gruodį, bet yra ir kitų projektų, pavyzdžiui, Danijoje, Suomijoje. Visi projektai, kurie čia išvardinti, taip pat konkuruojančių sektorių projektai, kurie konkuruos dėl tų pačių medžio drožlių bioenergetikos sektoriuje, pavyzdžiui, Metsa gamykla Kemi arba Homonits fabrikas Lietuvoje, bet tik Danijoje ir Lietuvoje, jeigu paimsite šias papildomas sąnaudas, išaugs papildomas milijonas tonų medžio drožlių. Tad paklausos tikrai bus, naujos paklausos, kas irgi kurs spaudimą medžių drožlių sektoriui. Ir jeigu trumpai apibendrinant, buvo mažiau miškininkystės veiklos ypač Šiaurės Europoje, mažiau atgautų atliekų, ypač Danijoje ir Švedijoje. Paklausą varo nauji granulių gamybos pajėgumai arba elektros rinkos plėtra. Kita vertus, pasiūlai į priekį pasilauks priklausomai nuo žaliavų prieinamumo ir kainų tiekėjams, kurie visad patiria spaudimą siekdami sumažinti kaštus. Aišku, ir tiekimas iš užsienio turės didžiulį poveikį, spaudimą Europos gamybai ir tiekimui. Artimos ateities varikliai, tai, kas varys šį sektorių į priekį, aišku, energetikos rinkos plėtra turės labai didelį poveikį, o vidutinėje ilgalaikėje perspektyvoje turime daugiau kalbėti apie BECS ir sektorių. Ačiū už dėmesį ir mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū, Erisa, už pristatymą, buvo labai įdomu. Neturime klausimų slaido platformoje, bet mes patys turime klausimų.
nes tikrai įdomu išsamei taip padiskutuoti. Vaidas, ar jūs pasirengęs? Taip, ačiū, Arisa. Ar asmeniškai jaučiate, kad būtų sulėtėjusi baldų industrija jūsų šalyje? Tai reiškia, kad žmonės mažiau vartoja, ar ką nors tokio jaučiate? Na, tai yra prabangos prekė šiaip ar taip, jeigu nuoširdžiai. Nebuvau tam pasiruošusi. Nežinau, kokios pagrindinės tendencijos Jungtinėje karalystėje šiuo metu, bet galiu pasakyti savo asmeninę istoriją. Planavome plėsti namą, dirbti su mediena namuose. Dar 22 metais ruošiamės hipotekos paskolai ir viską reikėjo sustabdyti dėl platesnio masto įvykių, todėl manau, kad daugelis žmonių jautėsi panašiai. Tai tikrai kainos daugeliu atveju smarkiai išaugo. Nebijoju, kad kiti žmonės irgi turėjo pristabdyti savo planus, kalbant apie baldų pirkimą ir panašiai. Ar yra kokių nors naujienų apie ligas miškuose, vakarų Europoje ar šiaurės Europoje? Ar jų auga ar mažėja, ar situacija dėl to kaip nors kinta? Mes vis užduodame šį klausimą, bet kol kas nieko negirdėjome, jokių pranešimų, kad kažkas būtų smarkiai paveikę tiekimą. Kiek suprantame, iš praėjusių metų, jeigu kalbate apie tas nedidelius ligų protrukius pernai metais, kad jie buvo suvaldyti. Kai kurios ligos, aišku, išplito netoli miškų kirtaviečių, tačiau nieko rimto nebuvo, kas paveiktų tiekimą, jeigu nuoširdžiai. Ar galėtumėt papasakoti, kokiose šalyse ilgalaikiai kontraktai susieti su jūsų rodikliais? Didžiausios komunalinės kompanijos, bet ir mažesni žaidėjai, sakyčiau, kiek žinau, kiek mes žinome. Jie naudoja Argus rodiklius indeksavimą savo ilgalaikiuose kontraktuose. Negaliu dėja kažkokių konkrečių pavadinimų pasakyti, bet šiaurės vakarų komunaliniai žaidėjai naudojasi šiuo indeksavimu. To šalys, kurias minėjau savo pristatymę, įskaitant ir Jungtinę karalystę, Švediją, Daniją, Šiaurės šalis, Prancūzija. Aš irgi turėčiau vieną klausimą. Kaip manote, kaip pasikeis importas, eksportas biokuro srityje su RED 2 ir RED 3 direktyva? Ar manote, kad bus kažkokių medžiagų srautų pasikeitimų? Kol kas apie RED 3 kalbėti ankstoka, bet žinau, kad industrija jau ruošiasi pakeitimams, bet RED 2 jau vyksta ir puikiai žinome, kad viskas įgyvendinama pagal direktyvą jau nuo praėjusių metų. Buvo iššūkių įmonėms. Panašiai yra ir su EUDR mažoms ir didelėms kompanijoms, kas gali paveikti mažų ir didesnių žaidėjų galimybės bendradarbiauti tarpusavėje, sąveikauti tarpusavėje, tai tikrai nėra idealu. Ir panašiai būtų iššūkių su RED 2 direktyvos taikymu, nes tai yra direktyva, kuri nėra visiškai žodin perkeliama į šalies teisės aktus, nacionalinius teisės aktus. Ir tai reiškia, kad
skirtingos šalys gali kartelę pakelti aukščiau arba nuleisti žemiau nei kitos. Todėl redų įgyvendinimas skirtingose šalise skiriasi. Na ir, aišku, tai turėjo tam tikrų kliūčių ir trumpalaikėje perspektyvoje, kai direktyva pradėta įgyvendinti, bet nematau jokių didelės įtakos rinkai. Kol kas pereinamasis laikotarpis, nes pagrindinės sertifikavimo schemos irgi dar neužbaigtos. Jau buvo pradėti siūlyti redų sertifikatai, tačiau dar pereinamasis laikotarpis truks 18 mėnesių, kol užsibaigs visas ciklas Europoje. Tad kol kas dar nežinome, kas nutiks. Bet kol kas jokių didelių suardymų prekybos srautuose nepastebime. Ačiū. Ačiū už klausimus. Labai ačiū, Erisa, kad šiandien prie mūsų prisijungėte. Ačiū už puikų pristatymą ir skirtą laiką. Persijungiu atgal į lietuvių kalbą, nes matau, kad visgi didžioji dalis prisijungusi būtent pas mus iš Lietuvos. Tai ačiū visiems prisijungusiems, kurie buvo šiandien su mumis ir kurie praleido 2 valandas netgi. Kaip visada noriu priminti, kad mūsų šita laida buvo įrašyta ir su visų įrašu pasidalinsime Baltpool YouTube kanale, nuorodą atsiųsime elektroniniu paštu. Ačiū dar kartą, Tomai, Vaidai. Ačiū visiems. Dėkui. Ačiū labai Vaidui už visą pasiruošimą. Man buvo lengva komentuoti. Taip, dėkui ir iki kitų kartų.